Labadiena, Mindaugas Šeplikas, Dangaus žiedų bitynas. Šiais metais plečiu bityną. Pastatysiu čia dar 10 avilių. Tai noriu pasidalinti truputėlį patirtim savo. Reiškia, kaip aš tos avilius statau ant plytų. Galima statyti ir ant keramzitinių blokelių. Tai neturi didelio skirtumo, kažkur 20 cm nuo žemės gaunasi, plus lenta. Lenta yra 4 arba 5 cm storio, plotis 10 cm, ilgis 1,40 m. Tai va tokios lentos, kažkaip man jos pasiteisino, tos plytos lentos pasiteisino. Va čia jau aviliukai stovi jau 6 metai ir visiškai neįsikreivojo, viskas gerai. Taip kad šitas būdas yra pasiteisinęs. Tai va čia dar stovės 10 avilių. Ir irgi žiūrėjau vietą, kad iš ryto būtų saulė, o dabar yra kažkur apie 10 valandų. Tai ant visų avilių krenta saulė, visi patenka į saulės tą ribą, o nuo pietų kažkur tais saulė va ten už tų medžių paeina ir nuo pietų čia jau yra šešėlis. Tai va tokie darbai vyksta pavasariniai, ruošiamės bičių spėtimui, dauginsim šeimas ir apgyvendinsim šituose aviliuose. Tai darbas baigtas, aviliai savo vietoje, liko tik tai va ten vienas gale dar. Aš jo dabar čia dar vietoje neturiu, reiks atsivežti. Na, kaip ir viskas, kaip ir bitynas praplėstas, dabar tik reikės bičių. Tai va, tai ačiū Jums už dėmesį ir iki.